O, bičiuliai. Va čia jau. Neužilgo prasidės lydekų sezonas, tai norėčiau su jumis pasidalinti 10 patarimų apie lydekų žūklę, kad jūsų ateinančios žvejybos būtų kuo sėkmingesnės. Tai patarimas numeris 1. Būtų kreipkite dėmesį į metų laiką. Dabar net turim pavasarį, lydekos maistas, už ją mažesnės žuvis, dažnai laikosi ir neršia ten, kur vanduo pirmiausia sušyla. Kažkur seklumose, kur apstu augalijos. Todėl didžiausi šansai rasti aktyviai besimaitinančią lydeką taip pat yra seklumose. Ar tai būtų kokia nors, sakykime, seklioji ežero dalis, užtvankos seklioji dalis, ar tai būtų upės koks nors užutekis, įlankėlė, ar tiesiog koks nors seklus upės krantas prieš skardžiuką. Tai tokiose vietose pavasarį yra daugiausiai šansų rasti aktyviai besimaitinančią lydeką. Be to ir pačios lydekos neršia tokiose vietose, tai jos po neršto dažniausiai neskuba jų palikti ir tenai toliau sėkmingai savo maitinasi ir galbūt užkimba mum. Vasarą žvejojam iš ryto, anksti ryte arba vėlai vakare, kai vanduo būna jau truputėlį pravėsęs, ir žvejojam priekrantėj, šalia žolių linijos kažkur. Apie metų laikus, aišku, būtų galima turbūt daryti atskirą video, dėl to labai daug nesiplėsim ir einam prie antro patarimo. Antras patarimas būtų: sekit oro prognozes ir pagal tai susidėliokit savo startinį masalų penketą. Slėgis, lietus, debesuotumas, viskas turi įtakos lydekos kibimui. Jei pavyzdžiui naktį lyjo, tai atvažiavę į žūklės vietą galima tikėtis pravėsusio, deguonim prisisotinusio vandens, kad, sakykime, vasarą gali paskatinti geresnį lydekos kibimą, bet pavyzdžiui kitų metų laikų kažkur tais upėje, tas lietus gali sudrumsti vandenį, atvėsinti jau ir taip sąlyginai vėsų vandenį, tai tokie dalykai gali mums šiek tiek žvejybą apsunkinti. Žemo slėgio frontas užėjęs, lietus, dulksna, apniukęs oras, galim tikėtis, kad lydekos kibimas bus geras, kad žuvis bus aktyvi. Saulėtas oras, aukšto slėgio frontas užėjęs, giedras, šviesus, žydras dangus, galim tikėtis, kad lydeka nebus aktyvi ir sunkiai norės jum kibti. Žinoma, tai ne visada ir ne visur galioja, bet tokiu atveju galbūt reiktų bandyti dėti sukriukės ar kokius tai chatterbaitus, masalus, kurie skleidžia didelę vibraciją ir taip provokuoja jum kibti žuvį. Taip pat, jeigu galvojam, kad žuvis gali būti pasyvi, prisispaudusi prie dugno, lėtas džigas, dugnu voliojimas, masaliuko kažkur palei dugną, taip pat gali jum atnešti gerų rezultatų. Vėlgi, staigus oro pokyčiai retai kada patinka žuviai, jei vakar švietė saulė, o šiandien jau užėjo lietus, nebūtinai reiškia, kad bus super kibimas jau. Dažnai geriausiai kimba, kai orelis jau kokią 2-3 dieną būna nusistovėjęs, tada šansai pagauti žuvį yra dažniausiai didžiausi. Patarimas numeris 3 būtų: skaitykite vandens telkinį. Tai galbūt šiek tiek persipins su pirmu patarimu pradžioje, kurį sakiau, bet lydekos dažnai mėgsta vietas, kur yra daug vandens augalijos. Taip pat nendrių linija, jeigu yra pakankamas gylis, dažnai knibžda vidutinio dydžio ir mažesnių lydekų. Tai vėlgi susijęs su to, kad tokiose vietose, žolynai, nendrių linija, dažnai būna apstu mažesnių žuvyčių, grobio jai, ir taip pat tos vietos yra geros lydekai pačiai slėptis, ar tai būtų nuo kitų didesnių lydekų, nuo vandens paukščių ir nuo galbūt dar kitokių plėšrūnų, kurie kelia pačiai lydekai grėsmę. Tai žolynai, nendrių linija, turim maisto, turim slėptuvės, lydekos tenai tikrai mėgsta būti. Pat duobės, šlaitai, staigus kranto pagilėjimai, povandeniniai kalneliai. Taip pat yra tokios klasikinės lydekinės vietos, nes jos vėlgi suteikia lydekai saugumo jausmą, kur jai pasislėpti, ir taip pat šalia yra medžioklės plotai, kur ganosi, sakykime, lydekos maistas. Šiek tiek burna išdžiuvo.
Šituos dalykus, ten povandeninius kalnelius, šlaitus, galbūt be elektronikos tam tikros yra sunku pastebėti, ypač jeigu pirmą kartą į kažkokį vandens telkinį atvažiuojam. Bet per laiką, jeigu žvejojam dažnai tam pačiam vandens telkinį, tai palei augmeniją, palei žolės, palei ortofoto nuotraukas palidovinės, tiek ir su meškere užsidėjus galvakablę, galim tą vietą tikrai mes pasitikrinti ir susidaryti, batimetrinį žemėlapį savo galvose ir be papildomos elektronikos. Tai vandens telkinį nuskaitę mane, įsivaizduojama, kur lydeka gali būti, tada ateina patarimas numeris 4. Tai patarimas numeris 4. Pasirenkam tinkamą masalo spalvą ir dydį. Kaip ir mes žmonės, norim kuo mažiau dirbti ir tuo daugiau uždirbti. Tai panašiai elgiasi ir lydekos, tik jų valiuta, ne eurai, o kalorijos ir energija. Dažnas plėšrūnas nori gauti kuo daugiau kalorijų, išleisdamas kuo mažiau energijos. Tai didesnis masalas dažnu atveju bus lydekai patrauklesnis negu mažas. Ypač, tada, kai jinai aktyviai maitinasi ir ieško grobio. Bet vėlgi, tai nėra vienintelis faktorius, nes, taigi būna net ant avižos, ant tokio mikroguminuko užkimba lydekos, taip? Taip. Todėl, nes lydeka yra oportunistė ir jinai lengvo grobio pro akis nepraleis. Netgi jeigu tas grobis, gali būti tokio dydžio. Bet, kaip taisyklė, aišku, su daug išimčių, dažnai ypač didesnė lydeka rinksis didesnį ir masalą. Masalo spalva. Tai čia labai lengva, dedam Fire Tigerį ir viskas. Nelabai čia daugiau yra apie ką kalbėti. Žinoma, juokauju. Aišku, Fire Tigeris yra tikrai puiki spalva, jinai labai gerai kontrastuoja su aplinka ir lydekos puikiai kimba ant šitos spalvos. Galbūt net numeris 1 spalva. Galbūt. Bet tikrai ne visuose telkiniuose ir ne kiekvieną dieną jinai yra numeris 1. Galbūt tame telkinyje nėra kažkokio tai ešerio ar kitos žuvies panašesnės į Fire Tigerį. Galbūt ten absoliučiai dominuoja lydekos meniu, linukai ar kuojos kokios nors. Tai labai dažnu atveju jinai gerokai labiau kreipia dėmesį į kažkokį tai kitą kontrastą, dvispalvį. Ar tai būtų juoda nugara ir auksinis, ar legendinis baltas guminukas su mėlyna uodega. Žinau tokių vandens telkinių, skaidrių karjerų, kur pagrindinės spalvos, pačios kibiausios būna tokios skaidrios. Nežinau, kaip jūs čia jį matot per kamerą, bet šiaip šitas guminukas yra gana skaidrus, bet dar ne pats skaidriausias. Tai tikrai būna tokių telkinių, kur Fire Tigerį mėtik nemėtęs, o užsidedi skaidrų kažkokį masalą, elektrinės kokios spalvos ar tepalinį ir žiūrėk, kibimai tik viens po kito seka. Mano labai mėgstamas Red Lightas, tokia natūralkė su raudona galvytė, taip pat puikiai veikia tiek apniukusių, tiek saulėtų orų ir dažnai nieko nenusileidžia Fire Tigeriui. Šiaip turbūt visi žinom tą tokį pasakymą, kad apniukęs oras, prastas apšvietimas, dedam ryškalą, saulėtą, dedam natūralkę ir tai dažnu atveju yra tiesa, bet tikrai ne visada. Aš sakyčiau, labai verta kartais ir atkreipti dėmesį ir į vandens spalvą. Nes jeigu vanduo ašaros skaidrumo, tai natūralūs masalai gali tenais puikiai atrodyti, puikiai kontrastuoti tiek saulėtų, tiek ir apniukusių orų. Patarimas numeris 5, tai nardina masalus į atitinkamą gylį. Žvejojam kur seklu, dedam negiliai neriantį woblerį. Dedam nedidelių švinukų apkaustytą gumą. Jeigu norim efektingų kibimų, galim žvejot volkeriais, galim žvejot popieriais. Jei norim apgaudyti gilias vietas, tai ilgaliežuviai wobleriai, didesniais svoriais apkaustytos gumos. Jeigu norim apgaudyti vidutinio gylio vietas, spėkit ką? Vidutiniškai nerintis wobleriai, vidutinio sunkumo galvakabliais apkaustytos gumos.
Nesupratot, esmė tokia, kad kiekvienas masalas turi savo kažkokį tai darbinį gylį ir palei tą gylį mes ir turim rinktis masalą, nes jeigu mes sekliai gaudysim su, sakykim, giliai einančiu vobleriu ar užsidėsim 15 gramų galvą ant gumos ir bandysim gaudyti ten pusės metro ar metro gylyje, nu tai triuba gausis. Šeštas patarimas nuo manęs tai būtų offsetiniai kabliai yra būtinybė. Ypač kas mėgsta žvejoti kūdrose, negiliuose ežerėliuose, tai atšilus oram, sukilus pirmosiom žolėm, be offsetinių kablių iš namų praktiškai eiti net neverta. Šitas toks masalo sąstatas, su tais offsetiniais kabliais, leidžia mums žvejoti tenai, kur su plikais kabliais būtų praktiškai neįmanoma žvejoti. Nes kaip matome, taip apginkluotas masalas gali būti traukiamas per įvairias žolės, per kliuvinius ir jis praktiškai nesikabina. O kimbant žuviai, guma pasislenka, pasispaudžia, geluonis atsiveria ir segamės į lydeką, į žabtus. Tai bičiuliai, mėgstat žvejoti žolynuose, offsetinių kablių įvairiausių formų, įvairiausių dydžių, prisiperkat ir turit juos savo kuprinėse. Ir šiaip šitas būdas su offsetiniais kabliais yra turbūt mano vienas mėgstamiausių būdų taip žvejoti, nes aš, jeigu žiūrit mano video, tai turbūt žinot, kad žiauriai mėgstu gaudyti žolynuose, nes ten tiesiog knibžda lydekų. Sekliai, žolynai, aišku, ten kažkokių didžiulių egzempliorių dažniausiai nebūna, bet šiaip tokiose vietose, bent jau man asmeniškai žolynuose, žvejybos būna pačios linksmiausios. Žinoma, kibimų realizacija su tais offsetiniais kabliais yra gerokai prastesnė. Sakykim, dažniausiai pakertam galbūt tik kas antrą lydeką. Jeigu juodesnė diena pasitaiko, gali rezultatas ir netgi dar prastesnis būti. Bet be šitų offsetinių kablių, tų vietų mes su kitais masalais tiesiog apskritai negalėtumėm apgaudyti. Į šią kategoriją taip pat galime įmesti ir žolinės blizgės. Va, turiu aš čia pilną metalo. Anksčiau patikdavo man labai su metalu žvejoti. Žolinės blizgės, taip pat ypač šitos Aisas papės yra puikios blizgės. Irgi, kaip matot, kablys nusisukęs, jis absoliučiai nesikabina niekur. Gavęs kontaktą, iššauna ir pakertam lydeką. Nu, pakertam kas antrą, sakykim, lydeką. Tai žolinės blizgės taip pat puikus masalas. Septintas patarimas nuo manęs būtų nesiploninam. Ploniem valam sakom ne. Gaudant vidutinio dydžio masalais, sakykim, vestinukais, šatyzais 12 comų, aš sakyčiau, plonesnio valo kaip 1-2 pagal japoną dėti nereikėtų. Net jei turim tokį lengvą spiningėlį, nu ne šitas, bet šiaip jeigu turim lengvą spiningėlį, ten iki 15 gramų, gaudom nedideliais masaliukais, nu žinom kažkur lydekos pagrindė 1,5 kg ir norim pakaifuoti su lengvesniu kotu. Ir tai, sakyčiau, plonesnio valo negu vienetuko jokių būdų nededam, net jeigu, sakykim, tas valiukas galbūt tam kotui per storas, bet būna, kad dažnai reikia išpešti mašsalą iš žolių, iš nendrių, iš lelijų, ar tą pačią įbėgusią lydeką kažkur po krantu, po žolėm reikia išpešti. Ir lydekos kibimui storesnis valas įtakos neturi, tai visada yra geriau truputėlį užsistorinti, sakykim, negu nusiploninti. Surūdijo kabliai, norim pasikeisti kablius, ar tiesiog į aštresnius, geresnius norim užsidėti aunerius, kokius nors trišakius, taip pat nesiploninam, dedam bent jau vidutinio storio kablius. Galbūt nereikia ten STX Cam 5 ZN, kuriuos, sakykim, naudojam lašišom, bet dedam bent jau ST36BC. Ir neplonesnius. Būtinai, bičiuliai, nusipirkit britkelnes. Jei daugiausiai žvejojat nuo kranto, tai britkelnes turėtų būti jūsų vienas pagrindinių žvejo garderobo atributų. Žinoma, ne visur įmanoma braidyti ir galbūt ne visur ir reikia, bet šiaip britkelnes užsidėjus dažnu atveju, net jeigu galime įsibristi kažkur iki cimbolo, prabristi tai švendrių kažkokią liniją ar žolių liniją,
kažkur prasibristi porą metrų, tai jums labai dažnu atveju atidaro daug daugiau galimybių, daug visokių įdomesnių, geresnių rakursų pravest masalą, negu žvejojant taip tiesiog stovit ant kranto ir kai mums maišo ten ar žolės, ar šakos kažkas. Tai britkelnės, aš sakyčiau, jeigu esam krantiniai žvejai, britkelnės būtinybė. Geriausiai, aišku, yra kvėpuojančios britkelnės iki krūtinės ir britbačių kombo. Žinoma, jeigu esate ten pradedantysis, galbūt norit pasibandyti, ar jums patiks, nepatiks, galit kad ir nusipirkti kojos ilgio botus per visą koją ir kad ir su tokiais žvejojat. Aišku, pirmą kartą prisemsit, tada suprasit, kad kvėpuojančios britkelnės iki pažastų yra vis tik žymiai geriau. 9. patarimas – nepamirškite būtiniausių operacinių įrankių lydekų žvejybai. Be meškerės, ritės ir valo, ir žinoma masalo, sakykime, antras svarbiausias dalykas lydekų žvejybai, galbūt net svarbesnis negu britkelnės, yra pražiodytuvas ir chirurginės žirklės, ar kokios nors replytės. Aš visada turiu 2 poras, vienos būna mašinoje, kitos būna kupriniai, nes šitos dalykus galima netyčia ir pamest, sulaužyti, o be jų kenties ir mūsų rankos, ir kenties ir lydekos. Bičiuliai, pražiodytuvas, replės, būtinybė. Yra, aišku, tekę bandyti ir nusilaužti pagaliuką, kišti lydeką į burną, pražiodyti ją su pagaliuko, ne. Galima tokių dalykų, jeigu bėda atsitinka, tokiu būdu bandyti. Bet, sakau, porą setukų šitų įrankių ir būsim ramus. Ir paskutinis, 10. patarimas jum, bičiuliai, būtų nuo manęs, tai greitis. Būkit greiti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aišku, yra kaifas traukti lydeką, su ją kovoti, bet kuo mes greičiau ištrauksim lydeką, kuo mes greičiau ją paleisim, tuo yra didesni šansai, kad jinai išgyvens. Nes lydeka yra plėšrūnė, jos maistas, negulys atsigulęs ant dugno, jai reikia jį pasigauti. Tai dažnu atveju nutampyta, jeigu mes lydeką traukiam pusę valandos, dar 5 minutės ją krapštom, su ją fotkinamės. Žinoma, ta lydeka, ją paleidinėjant, jinai atrodo, kad normaliai nuplauks. Bet labai dažnu atveju, pasak mokslinės literatūros, tokia žuvis neišgyvena. Jinai nuplaukia, bet jos raumenyne, jos organizme jau būna įvykę visokie biologiniai procesai. Neįsiplėsim čia dabar šiam kartui. Ir ta žuvis laikui einant tiesiog nudvesia. Tai bičiuliai, būnam greiti, kuo greičiau ištraukiam, kuo greičiau paleidžiam. Arba jeigu nusprendžiam suvalgyti tą žuvį, tada irgi nekankinam, nededam ten ant kukanų jos, ištraukiam spranduką ir viskas. Ir ją tada ant sienos. Buvo tokie laikai, bičiuliai, tom lydekom yra, nežinau, 15-20 metų, kitom gal net dar daugiau, tai buvo tokie laikai, džiovindavom galvas ir kabindavom ant sienų. Tai jeigu, bičiuliai, jums patiko tokio tipo video, būtinai užprenumeruokit mano kanalą, palaikinkit, pakomentuokit kažką, galbūt patys turit kokių patarimų, kuriais norėtumėt pasidalinti su kitais žiūrovais ar su manimi. Ir kuom žvejyba yra įdomi, tai tuom, kad visi šitie dalykai, ką aš šiandien pasakiau, gali vieną dieną galioti, kitą dieną jau žiūrėk. Didelė dalim jinai yra nenuspėjama, gali metais vesti dienoraščius žvejybos, rašyti laikus, orą, vėjo kryptį, dar kažkokią informaciją smulkesnę. Ir žiūrėk, pasak dienoraščio turėtų kibti tokia pati diena. Praeitais metais gaudžiau, toks pat oras, toks pat metų laikas, tie patys masalai kybo puikiai, o šiandien gali ir nekibti. Tai dėl to, bičiuliai, žvejyba yra super įdomus užsiėmimas, nenuspėjamas.